Cece, vištelė kiaušinio nepadėjo. Cece, motulė sūrelio nesuslėgė. Cece. Tai šiandien atėjau žinot, kodėl pas jūs? Nagi, o kodėl, ką aš atėjau? Parodysiu, kaip kiaušinėlių senovėje mardydavo jūsų močiutės. Ir dabar štai visi moka, mamytės, tėveliai moka, bet gal bendrai ne visi. O vaikučiai tai visai dar nemoka margučių mardyti. Ar jūs mokat mardyti margučių? O su kuo jūs mardinat? Su flomasteriais. O su lipdukais. O aš tai moku, kaip senoviškai reikia marginti. Dėl to noriu, kad ir vaikučiai žinotų, kaip senoviai margino. Tai dabar va šitą visą kraitelę aš jums aprodysiu ir papasakosiu, mes patys pasidarbuosim. Ir dabar noriu pristatyti, kas su manim atėjo. Žinot, kas dar atėjo su manim? Kas vaikai atėjo? Kas atėjo? Teta. O dar kieno mamytė jinai yra? Ugnės mamytė. O aš tai Ugnės teta esu. Ale juokingai. Tai gerai tada, kada juokingai. Tai dabar, vaikučiai, tada parodysim pirmiausia senovinius margučius. Tiesa, tada padinavau dainą Ulcėse, tai kas čia buvo? Ką dariau? Supkit mane su peiliais, supkit. Tai ką, supavau? Ar ne? O žinot, kodėl aš taip tą dainą dainavau supuoklinę tokią? Todėl, kad per Velykas visi vaikučiai supdavosi. Kad ir margučių jie nemokėjau daryti, bet jie vis tiek supdavosi. Mergaitė supdavosi, į berniuką ją supdavo, tik kad linai aukštai užaugtų, o berniukai supdavosi, tik atsargiai supdavosi labai supuoklinėse. O mergaitė supa berniukus, kad rugiai užaugtų, kad būtų duonelis. Tai va dabar parodysiu margučius senovinius. Va, pažiūrėkit, tuoj pat pranešiu ir parodysiu. Nu, va, pažiūrėkit, šitie margučiai tai jau yra, nuo pernai dėl tų rankas neduosiu. Ar matot, kaip atrodo gražiai brūkšneliai? O su kuo čia padaryti brūkšneliai tie? Ar žinot su kuo? Ne. Nežinot. Su tokiu degtuku, žinokit, su tokiu... Jo, nieko, tik tai parodu lėlius. O su kuo padaryta, nežinot, čia senoviškai darydavo taip. Va tie brūkšniukai ir taškiukai, su kuo pagalvokit? Na, gal žinot, su kuo? Su vašku, žinokit, įsivaizduojat. Ištirpina žvakių, tiksliau bičių, ten puikų vašką, ant ugnies užstato, ten takšt į mane šiltą vašką ir ant brūkšniukai. Taip reikėjo dar gali nesudrebėti, kad gražiai šiek čia spėkit su kuo. Pridėliota, kaip kokį, aš nežinau, kažkokį spalvų. O kas dar kokią mintį turi? Su kuo čia padaryta? Senoviškai irgi, su žaulytėm, su lukštais svogūnų. A svogūną valgot kai kada? Nu tai va lukštus neišmeskim, o lukštus paskiau ant kiaušinių riša, dažų prideda ir išeina grožiai. O dabar žiūrėkit, ką parodysiu. Parodysiu dabar. Va. Ingridai praneš plona pusę. Parodys vieną margutos pasidedančią darbus. Plataudu margučius, vieną ant pagalių. Ir pažiūrėkit, ir kitą ant pirštų. Aną puselę parodom. Dabar žiūrėkit, kaip naujoviškai darom. Dedus, kur labai dedus. Aš žinot, iš ko čia padaryta? Pačiupinėsiu pirščiuku. Žinot, iš ko? O šitie iš ko? Matom kokį. Čia, žinokit, yra kiaušinių lukštas, iš tiesų iškutas kiaušinis, jie apsuka siūlų, ir paskiau padaro, čia pagaliuką pjausia, plonai, o čia šiaudeliai. Pjausia, ten matot, tai padaro, tai tipinė, labai daro gražiai. Čia yra tikras kiaušinis, išpučia vidurį iš žalio kiaušinių. Matot, koks tai? Jis labai kietas, nieko nepadarė. Ne, jau žinokit, mane pašalykas kabėdavo. Čia pagaliukai. Čia jau naujoviškai vadėdžiai. O ten pažiūrėkit darbą padarytą kiaušiniukas, va pažiūrėkit dabar statyti.
Va, čia pagaliukas nesą, kaunai yra klipina. O čia šiaudelį. Matot, kaip gražu. Ar gražu? Ir čia išpučia kiaušinį, žalia išpučia, įdurės kiltės ir išbėga viduriukas. Ir panaudoja kebabą. Apsipasūga. Bet jau čia naujoviški tie padarymai. Senoviški tai su vašku, o dar skupininiai, jie senoviškus margučius kiek seniau skupinėdavo, va pačiapinėkit, kokie jie tvirti, jie va gal krist ir jiems nieks nepasidaro, nes jie aplipyti siūlais ir lipalas ir jie pasidaro labai tvirti. O kokie gražuoliai, labai gražuoliai. Va, visai šiaudžiai, matai? O kokie kiaušinėliai, tai jau čia tokie naujoviški vaikučiai. Va. O čia matė kiaušinėliai. Va, čia vaikučiai pasakė, mūsų Ingridėlė, mūsų Ugnytės mamytė pasakė, su ko padaryta, ar jūs patys suprato? Spėjau, kad su karolė. Su karolė spėjau. Žinokit, ir suaugę net neskiria. Mano, kad čia karolė, mano, kad kokia viela sukarpyta ir prilipyta. O čia kokia suka ir prilipina ruteliukus visokius. Va. O čia mano, su samanėlėm aplipinu tą kevalą, paskiau žiedelių dėjau, varpų susidės. Ir va, koks dar kiaušinis. Įdomus? Aha. Nu, bet šiandien, vaikučiai, taigi mes pasimokinsim. Jūs ką padarysit? Jūs padarysit patys margučių ornamentus. Ir kad išmoktumai daryti margučius margį. Tai dabar, kas ateis man gėlytę padaryti vieną? Aš duosiu viduriuką, įduosiu lapelių, va. Čia lapelių. Kas nori dėlioti gėlytę? Nu, ateikit, va. Ateikit dvi mergytės, va, įdėliokit, va. Vieną gėlytę dėliokit. Prie šito va, po lapelį va aplinkui. Oi, lapelį net nenusikirta. Kaip gėlytę dėliausi, va taip, ne? Nu, Ugnytė dabar šitą guliau teikančią, ir tu jau lapelį dėliauk, nu. Tai va, vaikučiai ornamentikoje ir būdavo gėlytė daroma. Arba paukščių pėdelį. Va, žiūrėkit, va tokia pėdelį paukščių, va. Pėdelį. Kas dar vieną pėdelę čia padarys? Nagi dar ateina padaryti pėdelių. Va tokią pačią pėdelę, paukščius bus nuėdęs. O dabar dar padarysiu, žinau dar ką darydavau. Žalčiuką. O žalčiukas tai visi žalčių bijo. Miške gal matėt gyvatinį, o gal buvo tokiam zoologijos sode, matėt gyvatę. Smauglį matėt. Matėt. Tai žinokit, senovė lietuviai gyvatės labai garbinu, štai žiūrėkit, koks ženklas gyvatės. Tuoj padarysiu, pažiūrėkit, koks gyvatė ženklas bus. Susirais bus gyvatėlė. Gyvatėlė. Laša, vaško taip, tepa, bet mes vaško taip. Mumis išbėgs, mes dar mažis. O, kaip įdėlių gerai, dar tašką padėjau, labai gerai. Šaunuoliai, kaip mokat. Šaunuoliai. Nu, va, žiūrėkit, žalčiukas jau riečia uodegą. Matot? Lašas, va. Va, kaip darosi žalčiukas, matot, koks tai žalčiukas pasidarė. Va. Panašus kažkas susiraitęs. Va, tokį simbolį darydavo dar ant margučio. O, kaip gėlytė. O dabar padarykit dabar dar tokią gėlytę. O lapelius sudėkit šitai. Kuris sudės, va dabar bulai, va šitai dar vašką dar dėdavau. Nagėt bulai dar. O, dėkit lapelius, dėkit dar. Nagi dėkit. Ir tu dar nori daryti. O, dar mes baltų turim. O, ja, taukai. Paukštis jau taip. Taip jau paukštis. O, kaip gražiai. O dar paukštis galėjo taip. Šičia. A ne? Va, žiūrėkit vieną pėdelį. Va, taip. Kita pėdelį. Va, čia. O, kaip paukštis nuėjo. O, dabar kitas čia ir kitas. Dar žemyn, dabar šičia. Dabar žemyn tas. O, paukštis dabar gaėjo.
puta, pirėda per kiaušinį. Supratot, kokie ženklai dar galbūt? Va, taip. O, valio, kokią gėlę, matot kitokią? Iš lašelių tepa į buteliuką, ten, kur kas tavas, žiūrėt, brūkštėda brūkšliuką vėl tepa, vėl brūkštė, va, tai gaunas. Bet ir labai karštai, labai sudėtinga. Tai dabar, vaikučiai, aš manau, reiktų ir kiaušinius išmardinti. O mūsų kiaušiniai, žinokit, tokie vaikiški kiaušiniai, popieriniai. Jie nesudūžta, va, kris taip ir nieks nesuduš. Ar ne? O, bet išmokt mes mažiukai esam, tai galim ir išmokt, ar ne? Padaryti. Tai dabar kas gėlytė prilipys, va čia mums dabar. Čia gėlytė, ką būtų. Kas lipys? O kas pėdelė čia lipys? Gerai, tai po vieną. Arba dvi čia dirba ir dvi pėdelės paską. Dabar kitus nori atėti. Gerai. Tai dabar duodu klygių. Palavano, kaip čia mes turim. Žinot, tą, kai išpavėtų. Gerai. Duokite, dabar reikia jau pasakyti, išduosite, įdomu, kaip duosite. Ai, šičia, įdomu. Prašau, nepakėlą tiesiog naktis. Kam reikia šiandien? Tai gali neboli dėti kartuką. A krepšinė būtų mūsų sausos spalvos nebūtų. Ar to prašyti jau? Tas vėlėlės ir dėti čia vaikučiai ant tokio žinau. Ai, yra ant stalo sausidėlė. Vaikučiai. Dabar žiūrėkit, reiks patekt. Žiūrėkit dabar, ugnytę, va. Paimsi va taip. Brūkštų. Nu ir kur dedam ties vidurį čia. Takšt, dabar patepliuoju va čia turėjau. Brūkštų ir taip įlipinti. Dargi vaikučiai lipina. Dabar duokit, tegu patys lipina. Nu va, brūkštų. Jau vis. O, gana. Dabar pėdelė viena bus čia. Va, ir tu 3 ragučius. O, ir tavo pėdelė bus, va, žiūrėk, kur dėsim pėdelę, paskui pėdelę. Va, paspaudžiam viskį. Ir tu nori, tuoj duosim tau. Dabar duosim prilipyti. O, šitaip, va taip įsidėlius, va šitai bus, taip, va šitai bus. Kita pėdelė čia bus. Judu kitą pėdelę dabar. Pasimi lapelį vieną. Va, pasimi lapelį. O, taip, šaunuolį. Va, dabar jau piskirti, va, vidurį. Ir dabar lėpinis, taip. Viena, nu tiek dar neįseikia. Neįseikia. Kita įpališkai gyvenimkis. Čia tu pasitepsi šitą, tas jau neveikia. O, šaunuolį. O, tepiau, dabar čia prijuoju. Tavo lėlė, čia neveikia. O, paklydžiu. O, ne čia pėdelė, taip pėdelė einama. Taip. O, taip, čia dabar galėtų. Prašau. Nu, klydžiuok čia pėdelė. O, šitai galiu. O dabar, čia, kur pėdelė eina, čia. Vėl, op, taškelis vėl. Op, čia kad. O, labai šaunuolis. Dabar čia gilda pėdelė, klijuodama. Priklijuot. Ir dabar tu. O, gerai, dabar tu paklijuot. Ir čia dėti. Čia gerai. Dabar dar čia. Dabar čia klijuot. Dabar ten patepi lėlytį. O, labai gerai. Labai gerai. O, biskį pakreipim. Nu, da, eikis taškiukas susiras taškelį atsinešti dar. Dar vieną pažįsti. Taškelis ir o, tam taškelis pėdelė atsinešti. O, paniu. Jau dar čia. O, labai gerai. Dabar dar vieną čia. Atsineškite visą pėdelį gulė ant žemės. O, jau reik tik plaukiu, gražu, oi, kaip gražu. O jūs neįdėt padaryti, žiūrėkit, kas vyksta. Šiek tiek švietėlių dar. Nie, tada pasitėma. Tai gražu. Mes tada eisim pašokti, ar ne? Mes tada padirbam ir eisim šokti.
Vaikučiai padarys darbą ir eisim vieną Velykų žaidimą pašokti. Oi, kokios diena. Senovinį žaidimą. Žiūrėk, koks žaidimas. Na, bet tėvai pažiūrė, bus žiūrovas, bet plosi mums gerai. O Rinta? Arijana? Arijana bus žiūrovė. Ateik, mačiuk. Nu, tai va toksai žaidimas einam ratu, o dainuosiu aš, o jūs darykit, ką aš darau. Šeimininkė ant sėklinių dėjo vištą ant kiaušinių. Šeimininkė ant sėklinių dėjo vištą ant kiaušinių. 1, 2, 3. O! Rapskadrylė, 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 o papa. Rapskadrylė, 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 o papa. Pripelėjo pilną dvarą ir sėklyčią ir kamarą. Ir sėklyčią, ir kamarą. 1, 2, 3. O! Rapskadrylė, 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 o papa. Rapskadrylė, 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 o papa. Priperėjo daug viščiukų, ne kiek vištų, kiek gaidžiukų. Priperėjo daug viščiukų, ne kiek vištų, kiek gaidžiukų. 1, 2, 3. Rapskadrylė, 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 o papa. Rapskadrylė, 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 o papa. Ir paskutinis, bet jūs skaičiuosit 1, 2, 3 patys, gerai? Po šitą posmelį. Ėjo katinas į puotą, uodega užlėktas juoda. Ėjo katinas į puotą, uodega užlėktas juoda. 1, 2, 3. O! Rapskadrylė, 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 o papa. Rapskadrylė, 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 o papa. Toliau! Ar patiko šokis? Ką aš sakiau? Labai patiko. O apie varles mokat vieną žaidimą? O kaip jūs jį žaidžiat? Kaip žaidžiat apie varles? Nemokat jūs to žaidimus. Skabinam rankom. Skabinam. Aišku, čia viski gal didesniem, bet jau mokytos jūsų vadovės tikrai auditorykės ir dakas būna auktos ir šeimės. Ir dakas. Tai jau jūs tikrai mokės išmokys. Dabar vaikučiai visi sakom varlės, varlės, o? Ir išpučiam žandus. O aš prajuokysiu. Dabar dar pačiu 3, 4. Varlės, varlės. O? Op. Ir išpūst. Ir tavo prajuokis. Prasijuokė. Dabar tu būsi garlys ir už durų pasikavok. Pasikavok už durų. Pasikavok. Va, nežiūrėk. O dabar mes turim susimaišyti pasaip. O varlės dažukai susimaiš. Nepasileidžiu rankų, nepasileidžiam. Nepasileidžiu rankų stovi. Stovi dabar. Pakelk ranką. Lada, terkelkite jūs koją kaip nors. Terkelkite visi kaip nors. Tik rankų nepaleist. O. Gal įkiškite į darbą. Ortai. Ir nepaleist rankų. Susikabinam. Kai kurie atsidūktim, net buvo labai gerai. Atsidūktim, da. Atsidūktim, da. Jau gamlas baigė, tai atsidabinti žmonės, kabinti. Tada kuo sukryžiuokit, kaip tik kuo sukryžiuokit. Taip, sukryžiuokit. O, tis pakelti, gerai. Ateik gamlai, ateik varlės atpainiau, susipainiau varlės. Apšie, žiūrėk, vienai savai varlai kūvė klausytėlį. Dabar tu turėsi atpainioti. Atitaisyt kojas, visiems. Atitaisyt koją. O varlai vienai atitaisyt koją. O, jau atpainioti. O žiūrėk, tada varlai kojos į vietus turi. Žiūrėk, kur varlai kojos į vietus. O, pataisyk koją, kas to vietus žinos. Pataisyk, kas turi. O, žiūrėk, tam koją vėl užsivietus. A, jau padėjau koją. O, žiūrėk, ar tarpų išlindai. Ką, žiūrėk, kur koją vėl turi. Na, jau kur koja jūs kelt, reikia vietą tą kelią. O,
O, ką varlėsi, pavyzdžiui, gerai, dabar žiūrėk, kas su sena varlė. Oi, davė, na ko, žiūrėk, kur užsikėlė. O, dabar, atgal varlė koja. Ateik, žiūrėk, oi, dėl ką nedam kamat ir nebekelti daugiau. Ir taip koja užkėlė, nu, dar negamas kelti. Daugiau nekelti kojų, jau dabar paėliau. Čia tą koją. Atkelk varlė koja. Oi, į vietą. Dabar taip prie mane, žiūrėk, parodysi, ko varlė mano kojas. Dar čia ką duodu. Žiūrėk, dabar dar sulys atgal. Lenda varlėse, oi, lenda. Ir dar žiūrėk, tai varlė koja užsikėlė. Kur tas užsikėlė? Aš parodo visi. Oi! Matai, kokias duok rankytę, duok. Sena varlė labai nevaliu. Oi, koja, čiut nesulūžo. Tai va, kokia yra varlės, ar patiko? Tai dabar tuos žaidimus turit žaisti kiekvieną dieną iki Velykų, dar po Velykų visą savaitę. Tada būsit sveiki, laimingi, drūti ir Velykų bobutė ateis. Ateik? Taip. Ar patiko jums šitas susėjimas mūsų? Patiko? Tai pasiklojam tą patiko. Tai visiems sakom, viso gero, skanių pietų linkim, kad pavalgytumėt skaniai, kiaušinius galėsit pasikabyti ant langą, prie kalciuko, taip? Eikit sugalvoti vienai grupiai kiaušinį, kitai grupiai. Tai ką, atgerate, o liekavo, žigutis prašau. Ačiū labai. Ačiū labai. Kokio žigutis. Tai iš kur dabar priskinė tų gyvačių? Gradom, šlaite. Nu, kad ką žiūrėjau. Kas sesukas gražias pagamino? Vaikučiai turbūt. Vaikučiai. O kas pagamino? Auklėtoja pagamino. Paplota auklėtoja, valiu. Labai gražu, labai ačiū. Gražių švenčių, būkit gyvos, sveikos ir valiu visais vaikučiais.